Nekilnojamo turto rinka sunkiai prognozuojama, kaip visada. Nenaujiena, kad krizė viską sustatė į savo vietas. Tapome reiklesni, būstą renkamės atidžiau, o statytojai siekia patenkinti visų poreikius. Kas nekilnojamo turto rinkoje keitėsi 2011-aisiais ir ką mums žada 2012-ieji? Jeigu mes anksčiau statydavom, tarkim, 50 kelių kvadratų, 55-57 kvadratinių metrų būdavo ir 2 kambarių butai, tai dabar mes jau turim tokioj pat kvadratūrui 3 kambarių butus. Ta prasme, kad jeigu yra daugiau ar vienas vaikas ar 2 vaikai, vis tiek jie jau gali turėti savo atskirą kambarį ir šeima gali ir tokį kol kas tenkintis. Kitas dalykas, mes introdusavom turbūt per krizę ar jau krizės metu mažus vieno kambario butus, kurie, sakykime, žmonių gyvenime kaip pirmas būstas galėtų būti labai geras pasirinkimas. Vieno kambario butai rinkoje visada turi paklausą ir yra lengvai parduodami. Jie siūlomi kaip puikus sprendimas pirmajam būstui įsigyti. Tačiau problema visuomet išlieka kokybė. Nors perkant būstą garantijos suteikiamas pagal statybos įstatymą, ne visada tai reiškia, kad esate apdrausti. Po daro darbus, tarkim, padaro darbus pagal statybos įstatymą, jie yra garantuoti 5-10 metų, bet jau po 2 metų tų rangovų nebėra. Ir tada prasideda problemos ir žmonės nežino, ką daryti, kur eiti ir jie iš esmės yra neapsaugoti. Reikėtų įvesti vis tik tai tam tikrus draudimus, kad apsaugoti vartotoją nuo tokių atsitikimų. Ir aš manau, kad vis tiek neišvengiamai ateityje tą turėsim padaryti. Ta prasme, kad negalėtų bet kas užsiimti namų statybą, bet kas pardavinėti tos produktus ir paskui po metų pasakyti, kad atsiprašau, bet jau tos kompanijos nebėra ir visos tos garantijos žmonėms yra nieko vertos. Turbūt kiekvienam aktualu kainos. Galbūt atidžiai sekate rinkos naujienas ar spaudą apie nekilnojamąjį turtą ir jau trinate rankas, kaip šiemet pagaliau trauksite savo pinigėlius iš kojinės būstui pirkti. Tuomet paklausykite. Taip kaip yra, tai sunku spėlioti, kad jos pradėtų čia, sakykime, kristi, bet aišku, dėl kokių nors priežasčių gali ir taip atsitikti. Niekas neapsaugotas nuo tokių dalykų, bet šiandien, sakykime, medžiagų kaina pasaulinėje rinkoje niekiek nekinta, dėl to, kad jos vartojimas, ypatingai Azijai, palaiko kainas, energetinių išteklių lygiai tas pats, darbo jėgos apmokestinimas po krizės, kai atlyginimai visi sumažėjo maždaug per pusę, tai dar kol kas tendencijų, kad dar jie mažėtų, turbūt nėra, dėl to, kad tada jau žmonės tiesiog išvažiuos iš čia. Tai aš įsivaizduoju, kad bent jau tam lygmenį turėtų išsilaikyti. Kad kiltų kainos, irgi jokių prognozių tam nėra. Turėtų čia vėlgi kažkoks būti ekonominio ciklo pakelimas, turėtų kurtis darbo vietos, atsirasti dar daugiau žmonių ir poreikis būstui didėti. Tai kol kas tų rodiklių nematom pokyčių, taip kad galim prognozuoti, kad turbūt tiek pasiūla, tiek paklausa, tiek kainų lygmuo išliks toks, koks buvo 2011.